Labadiena, su jumis verslo tribūna, šios laidos partneris Citus, o mano pašnekovė Citus pardavimų vadovė Andželika Keršytė. Sveiki, Andželika. Sveiki. Kalbėsime šiandien apie dar vieną įdomų Citus projektą, kaip New York'e by Citus, ir apie žirmūnus pačius, apie aplinką ir apskritai, kas ten gali vykti ir kaip tai atrodys kažkada. Tai kuo čia apskritai dėtas New York'as? Kodėl čia dėtas New York'as, nes žirmūnai taps ateities centru ir New York'as kuo pasižymė gausa, aktyvumu, tai todėl pagalvojame, kad pavadinimas nebūtų primityvus ir kaip New York'e juk yra gyva viskas ir dieną, ir naktį. Taigi mūsų projektas tikrai atspindės būtent šitą lokacinę zoną. Nes žirmūnai yra vienas iš tų miegamųjų rajonų, ar ne vadinamųjų, kuris iš principo gyvena dieną. Tai, ką jūs sakot, yra bandymas pakeisti aplinką, aš suprantu, bandymas pakeisti pačią gyvenamąją vietą ir galbūt net ir teritorijos pobūdį. Papasakokit, kas tai bus ir kaip tie žirmūnai atrodys New York'e? Tai man labai smagu. Apskritai mes visi matome, kad Vilnius labai keičiasi ir gražėja teisingai ir turbūt vienu metu keistis rajonai negali. Ir natūralu, kad viskas prasidėjo nuo centrinės pačios tikrosios ašies ar ne širdies, susitvarkė Paupys, Markučiai, Šnipiškės ir atėjo laikas žirmūnam. Ir žirmūnų pokytis bus ne kaip miegamojo rajono, bet kaip iš tikrųjų jis keis visiškai veidą, tai bus gyvas ir aktyvus rajonas. Todėl, kad centrinė miesto dalis, Konstitucijos prospektas juk negali talpinti visų verslo centrų, didėti apskritai projektų. Taigi pačiuose žirmūnuose iš tikrųjų, kadangi jie yra centriniai miesto dalyje, jie yra labai arti centro, bet iki šioliai buvo kaip miegamasis rajonas ir, sakykime, pramoninis. Nepaslaptis, turbūt visi, kurie stebi miestų plėtrą, geriausios miesto dalys užimdavo pramonę. Teisingai, ir kadangi pramonė išsikėlė, jie keliasi toliau, nutolsta nuo miestų, tai atsiranda puikiai galimybė, kad šita miesto dalis būtų labai gyva ir numatoma artimiausia laikė netgi 8 verslo centrai. Jau dabar šiuo metu numatyti, vystomi 5 projektai, ar ne? Jeigu teko pačiai girdėti, kad vietoj autobuso parko, ar ne, atsiras savivaldybės ambicijos yra labai didelės padaryti geriau negu Paupį. Apskritai žirmūnai jau šiai dienai turi šiaurės miestelį ir turbūt ten tikrai yra labai gyva, puikiai sukurta apskritai dinamika, kad žmonės galėtų praleisti laiką. Tai žirmūnų potencialas yra tas, kad jis yra šalia centrinės miesto dalis ir atėjo laikas šitai lokaciniai vietai susitvarkyti. Tai va. Ir šalia upės dar. Ir dar šalia upės ir klausykite, būtent paplūdimys, kuris turi žydrąją vėliavą, kuris yra ypatingai švarus ir atspindi visus standartus. Taigi žirmūnai labai smarkiai keisis, nes yra natūralu, kuomet yra nauji projektai, ar ne, nauji verslo centrai, nes nesikūrė pats tik tai projektą, šalia susitvarko ir visa infrastruktūra, vadinasi, patys žirmūnai taps ir labai estetiškai patraukliu būtent rajonų. Pasižiūrėkime tos pačius Šnipiškės, Markučius, kaip jie dabar gražiai atrodo, ar ne? Tai būtent todėl, kad kūrėsi projektai ir šalia tvarkėsi visa infrastruktūra, tai čia bus gyva 8 verslo centrai. Žirmūnai atgyja nuo kurios vietos, nuo kurios pusės, kurioje vietoje Kareivių gatvė, kuri ta teritorija dar tokia? Aplink Kareivių gatvę, visa buvusios kūro aparatūros vietoje, ar ne? Iš esmės Vilmos, Kareivių, Verkių, Lakūnų gatvėje, ar ne? Kalvarijų gatvių teritorijos. Visa šitų teritorijų erdvėje viskas ir keisis. Kursis. O New York'as? O New York'as šalia Kareivių gatvės. Kiek tas New York'as, papasakokite tiesiog labiau apie tą projektą, įdomu, kaip jisai, kodėl jisai turėtų gyventi, pavyzdžiui, ne tik tai dienos metu, ar ne, jeigu miegamasis rajonas tampa nebe miegamasis, kaip atrodo visa ta aplinka? Jo,
Kalbant apie patį projektą, tai be abejonės tai yra gyvenamasis projektas, ar ne? Ir pačiam projekte naktį niekas nevyks, bet aplink. Taip. Vietoj autobuso parko, kuris visiškai nutolęs keliais šimtais metrų bus aktyvu ir visos numatytos lokacinės vietos padarys patį projektą gyvą. Kalbant apie patį projektą, jisai kuo išskirtinis, tai jisai tikrai nutolęs yra nuo arterinės Kareivių gatvės. Vadinasi, tie žmonės, kurie nori gyventi patogioje vietoje, jie išvengs šurmulio, nes mes esam šiek tiek nutolę. Kitas labai svarbus momentas, kuris yra patogus, vis dėlto susisiekimas. Tai iš Kareivių gatvės galima bus patogus susisiekimas į Riterių gatvę, ar ne? Tai vadinasi, labai patogiai žmogus galės su savo šeima ne aplinkui, o papulti tiesiai į savo projektą. Kalbant apie patį projektą, žinote, mes turbūt apskritai kurdami projektus, mes galvojam apie žmonės ir tai turbūt kalba visi mūsų projektai, todėl kad ypač tose vietose, ar ne, kada jinai yra pati save parduoda, nes jinai yra labai patogi, nemažai vystytojų, iš tikrųjų taupo ant sprendinių. Galime pasižiūrėti, kad tai yra paprasti fasado eksterjero sprendiniai, struktūrinis tinkas, langai sumažinti ir taip toliau. Tai mes visada, kaip aš sakau, nėra blogo pasirinkimo vystant, ar ne, kaip pasakyti, žmonės turi galimybę rinktis tą, ką siūlome mes, ar ne? Tai kalbant apie patį New Yorką, jis yra smagus tuo, kad tokioj dalyje tu netgi savo kieme, kuris 2500 kvadratinių metrų užims, bus kaip New Yorko tam tikros zonos sukurtos ir visų pirma šeima, žmonės galės praleisti laiką savo kieme, nes paprastai, kuomet projektas yra įsikūręs tokioj aktyvioj vietoje, iš tikrųjų yra tada kompensuoja šalia esantis galbūt parkai ir taip toliau. Tai šitoje vietoje mes turėsime labai gražią teritoriją poilsiui. Kitas labai svarbus momentas, tai kuomet vėlgi yra judri vieta, patogi, paprastai būna namai 15 metrų atstumu, ar ne, namas, kaip sako, prie namo ir kaimynas gali matyti kaimyną. Jo. Tai mums labai smagu, kad nuo mūsų būtent pastatų sekantis pastatai nutoli yra 30-40 metrų. Ir kitas svarbus momentas, kad mes galvodami apie elementarius dalykus, saugumą, poilsį projekte, mes taip pat galvojame apie patį eksterjerą. Ir tikrai mūsų langai dideli, tūriai balkonų labai įdomus yra, spalvų gama, tai jisai pats yra labai patrauklus ir yra svarbu vis dėlto, ypač mes lietuviai labai mėgstame grožį, labai mėgstame estetiką, tai būtent šitas projektas nedidelis, su komfortišku laisvalaikio praleidimu, nutolęs nuo arterinės gatvės ir estetiškai labai patrauklus ir gražus. Jūs sakot, apie žmogų visada vyksta, ar ne, kai darot projektus, kai kuriat. Kokiam žmogui skirtas šis, kaip jūs įsivaizduojat gyventoją? Matote, aš galiu pasakyti, kad šitoj vietoje, kadangi Žirmūnai yra ateities perspektyva ir aš neįvardinčiau specialybės ar amžiaus, tai yra žmonės, kurie nori kurtis šalia centro, bet neįperka. Ir mūsų klientai yra ir 25 metų, ir 45, ir 55, ir jauni, ir su šeimom, bet juos sieja labai, aiškus suvokimas ir sąmoningumas, kad patys Žirmūnai turės labai didelį pokytį. Ir dabartinėme etape, jeigu neįperki centre, ar ne, nes dar Žirmūnai šiai dienai neatrodo kaip centrinė miesto dalis, ar ne? Bet ir tas centras turi savo minusų, pavyzdžiui, judėjimo prasme, už kamščių ir visa kita irgi yra kiti dalykai dar. Tai. Bet kaip mes ir kalbėjome prieš laidą, fainai šnekučiavomės, kad nėra teisingo sprendimo, yra labai svarbu, kaip jausi žmogus ir tai žmonių grupiai, kuriai yra aktualu gyventi kuo daugiau šurmulio, negalvojant, ar ten patogesnė infrastruktūra ar ne, bet nori gyventi centriniai miesto dalyje. Tai mūsų klientai supranta šios būtent lokacinės dalies pokytį ir labai protingai investuoja. Nežino, kad 7 metų laike netgi 40% vertė kils būtent dėl laikinų, sakykime, nepatogumų, kas vyksta. Aš puikiai atsimenu, Šnipiškėse vystėme LinkedIn projektą ir
tame laike, kuomet susitikdavom su klientais ir vaikščiodavom aplinkui, visokių gyventojų tenai aplinkui buvo ir buvo daug numatytų projektų vystymo, kalbėjimas apie japonišką sodą, apie tai, kaip susitvarkys gatvės, apie tai, kaip susitvarkys apskritai gyvenimas ir tas laikas taip greitai praėjo ir tie žmonės, kurie nori labai sutvarkytoje vietoje ir patogioje gyventi, bet tam tikrų metų neįperka, ar ne? Tai yra puikia galimybė. Tai kaip New Yorko projektas daugiau apie tai ir beje patys investuotojai tą supranta, nes kuomet mes tikrai ant sprendinių netaupome, tai mūsų projektai, sakykime, investuotojų labai daug nesusilaukia, bet būtent šitas projektas išsiskiria tuo, kad ir investuotojų dėmesį smarkiai patraukiame galvodami apie ją ateities perspektyvą, kad tai yra puikiai bus išvystyta vieta. Iš tikrųjų, iš tas požiūrių kampas eiti nuo žmogaus, ar ne, ir tada duodi ir kitiems galimybę, bet verslas, sakot, verslui patrauklų būtent dėl to, kad viena vertus tai yra nauja, ar ne vieta, tai yra nauja, dar tokia tebe einanti į gyvenimą, visas rajonas tebe einantis į gyvenimą, jeigu Šnipiškės jau visiems aišku, kas tai yra ir kas tai bus, ar ne, bet yra dar tokių neatrastų vietų. Tai kas dar, pavyzdžiui, kodėl verslui? Todėl, kad visų pirma, kiekvienas verslas nori įsigyti geriausią kainą ir geriausiai vietai. Santykis, šioje vietoje yra vietos perspektyva ir jinai apsprendžia aukštą likvidumą. Todėl yra ir patogu, todėl kad esminis, apskritai Vilniuje aš galvoju, kad bet kuri vieta vis tiek ją ir išnuomos, ir parduos. Tik kalbėkim apie grąžą pačio santykio, ar ne, kad kuo vieta patrauklesnė, šiuo atveju 8 verslo centrai. Ar ne vien tai apsprendžia, kiek tai bus žmonių sukurtų darbo vietų. Jie norės nuomotis, gyventi, galės mokėti aukštą kainą, nes jiem yra patogu, ar ne. Tai va šitie visi aspektai ir sutraukia investicijos smalsumą ir norą investuoti. Labai svarbu tas laikas teisingas, nes paskui jau kai praeina, jau viso gero. Labai teisingai. Jau nebe. Žinot, aš kaip sakau, normaliomis rinkos sąlygomis paprastai kainodara kyla kas metai 5-6%, bet kada jau išvystyta yra ir sutvarkyta, kalbėjom apie Šnipiškes, tai jie jau pasiekė savo kaino piką, be abejonės kaip miestas vis tiek augins kainą, tik to kainos potencialo didelio kasnio, kada tvarkomasi viskas, tada išlošiama, nes tu patiri tam tikrą diskomfortą, nes nėra taip, kaip dar atrodo, bet viskas labai greitai vyksta. Tai toje srityje yra labai patogu. Kaip priima kaimynai tokius projektus? Ir Žirmūnai, tikriausiai einate į vietą, kalbate su aplinkiniais gyventojais, tyrinėjate vis tiek tą aplinką savo turbūt kojomis, rangomis ir akimis. Tie pojūčiai labai svarbus. Labai iš tikrųjų teisingas, sakyčiau, klausimas, todėl kad imkime yra rajonų, kurie yra ryšesni, ar ne, tai imkime Žvėrynas, tas pats natūralu, jie gina savo vietą, savo istoriškumą, o kalbant apie Žirmūnus, tai yra labai taiki, sakykime, seniūnija. Mes planuojame kalbėti apie vietokurą, turime suplanavę įrenginių ir jie labai džiaugiasi. Nėra tokia eino renginės, tos istorijos tokios gilios nėra, kaip centrinėse miesto dalise. Ir natūralu, kad Žirmūnai daugiau buvo pramoninis, sakykime, rajonas, ar ne? Tai ir seniūnija yra suinteresuota, kad ji įgytų visiškai kitą veidą ir pritrauktų tą tikrą ekonomiką, kuri Vilniuje ir vyksta, ir laisvalaikį, kas yra svarbiausia. Ir jie yra labai lankstus. Jie labai lankstus ir bendradarbiauja, padeda, nes mes dabar planuojame tikrai turėti ne vieną vietokuros renginį. Šiek tiek dar paliksiu paslapties ir intrigos, tai labai gražiai vyksta bendradarbiavimas ir susitarimas. O kokia dabar projekto stadija? Kur jūs esate? Projekto stadija yra, mes etapuojame šį projektą keliais etapais, tai jau pakviesime vasaros gale pasirašinėti notarinės sutartis. Jau pirmame etape turime labai nedaug turtinių vienetų.
Kiek apskritai, kokio dydžio, kiek ten bus naujų žmonių, naujų gyventojų, naujos teritorijos prasme? Apie pačių Žirmūnus, ar ne jūs kalbate, taip. Tai yra 5 nauji projektai, kurie yra numatyti, tai yra 1400 gyventojų, ar ne? Čia jūsų projektai visi? Ne, ar apskritai projektai? Jo, tai yra 1400, o autobusų parko konversijų numatyta 1250 būtų, ne gyventojų, ar ne, bet būtų. Tai didelis kiekis, įsivaizduokite, tai yra faktiškai apie 3000 turtinių vienetų Žirmūnuose pačiose. Tai iš tikrųjų visą tai reiškia ir tuos naujus gyventojus būtent toje teritorijoje. Na, arba iš gretimų namų, nebūtinai. Iš gretimų namų. Kiek domisi tie aplinkiniai gyventojai, pažiūrėjau, iš tikrųjų, nes gal nori į naujesnį, į kitokį būstą persikelti. Tie, kurie yra pamilę šitą lokacinę vietą, va šiaurės miestelėje ir paprastai jauni žmonės, kurie įsikūrė ir jau jie tapo vyresni, apsigyvenę 2 kambarių bute, tai būtent 3 kambarių butai tikrai labai domina, bet pati vieta, va, kada mes analizuojame, kokie klientai įsigyja, aš negalėčiau pasakyti, kad santykis yra didesnis Žirmūnų. Ar ne būtent 3 kambariai labiau domina tuos žmonės, kurie nori padidinti savo gyvenamąjį plotą. O ne atvirkščiai, nėra taip, kad yra juk išleidžia vaikus iš 4 kambarių būtų kraustas jau tada į mažesnius, jau ieško kaip tik kitokio. Šiame etape dar nepastebėjome šito, daugiau kalba apie padidinimą būsto. O apskritai, kiek kalba, kiek įdomu, koks tas susidomėjimas, nes, iš tikrųjų nemažai tų ir žinučių viešoje erdvėje, kad Lietuvos rinka ir nekilnojamo turto gali būti šiek tiek staptelėjus arba galbūt kraustos investicijos į pietinę šalis, į ten, kur klimatas geresnis, kur geopolitinė situacija saugesnė. Kaip jūs jaučiate? Matote, kalbant apie pačius investuotojus, kurie galbūt savo pinigus nori galvoja, kad taip yra saugiau perkelti į būtent Ispaniją ar kitus regionus, čia yra viena, bet mes turime kalbėti apie tai, kad Vilniuje per paskutinius kelis metus, tai yra 2 metų bėgyje, atsirado 27 000 gyventojų, tai yra toks kiekis padaugėjo. Tai esminis dalykas, kad mes automatiškai, pas mus neateina klientai, kurie bijo. Ar ne, jie turbūt daugiau skaito, bendrauja, bet kad klientai ateidami susitikimus yra, kaip pasakyti, jautresni, nori didesnės argumentacijos, nori didesnės diskusijas, be abejonės. Ir tada galėsiu papasakoti, kaip mes dirbame, kokie klausimai yra aktualūs. Tik jūs turit suprasti, kad tie žmonės, kurie abejoja savo šituo sprendimu, jie iki mūsų neateina, nes ir pagal mūsų apskaičiavimus, analitikus, laukiančiųjų žmonių sąrašas Vilniuje yra apie 10 000 gyventojų, dabar norėtų įsigyti. Ar tai yra tie, kuriems bus tas pirmas, ar vis dėlto investicija daugiau? Nuomai dar kažkas? Jeigu mes kalbame apie, imkim 10 metų laikę, tai yra kiekvienais metais į Vilnių vidutiniškai atvyksta po 10 000 gyventojų, taip? O per paskutinius 2 metus atvyko 27. Tai tie, kurie nori ir gali, turi pradinį įnašą, be abejonės, mesgi lietuviai visi norim turėti nuosavybę, tai yra labai svarbu, o investuotojams tai yra labai patrauklu, be abejonės, jie taip pat apie tai galvoja, tie, kurie analizuoja ir masto plačiai, nes dabartinė situacija, jinai nieko nereiškia, nes plėtra Vilniuje yra didžiulė, potencialas yra didžiulis, žmonių atvykstančių skaičius jau minėjau koks ir galime sakyti, ką norim, bet yra ta pozicija, tie, kurie supranta, jie įsivertina visus rodiklius, apie kuriuos galėsime padiskutuoti ir jie teisingą sprendimą priima. Tie, kurie žmonės nevaldo informacijos ir pasikliauja emociją ir galvoja, galbūt kainos kris ar panašiai, be abejonės jie stebi ir čia yra jų pasirinkimas. Tos rodiklius minėjot. Kokie? Jo, tai dabar elementarus dalykas yra toksai, kaip žmonės jaučiasi, jums įdomu, ne, apie kokius jie klausimus iškelia, kokias hipotezės. Tai poreikis mes jau išsiaiškinom, kad yra didelis, nes žmonių atvykstantis kiekis yra didelis, tačiau natūralu pabrango, įperkamumas tapo sudėtingas ne dėl pačios pakilusios kainos, bet Euriboro pakelimas, ar ne? Ir tai žmonėms šiai dienai, aš sakyčiau, turime tokią situaciją, kur jis yra įperkamas, tačiau keičiasi, mes įpratome, ką mes iš tikrųjų labai gerai visi gyvenam, labai visi gerai gyvenam, ar ne, kaip pasakyti, ir mes įpratome nemažai lėšų skirti kelionėm, gražesniai aprangai, laisvalaikiui.
Ir tie žmonės, kurie priprato prie savo šitų pomėgių ir būstui skirti reikia daugiau, vadinasi, jų gyvenimo ta kokybė laikinai pasikeis, todėl tie žmonės tikisi, kad sumažėjus Euriborui arba kad vis dėlto vystytojai nebeparduos ir bus priversti mažinti kainas, bet jie iš tikrųjų klysta ir man labai yra smagu, kaip pasakyti, kvesti į sąmoningą sprendimą klientus ir kalbėti apie argumentų kalbą, faktų kalba, ar ne? Tai jeigu yra toks didelis kiekis atvykstančių, o Vilnius yra be galo patrauklus, jis gražėja kiekvienais metais, mes jau nebematom atotrukio, kuomet lankomės kitose Europos miestuose, tai yra mūsų pasididžiavimas. Vadinasi, jeigu pasieksime tą tokią liniją, kada žmonės iš tikrųjų nebeįpirks, mes tapsime labai patrauklus fondam, investuotojam. Ir tokiu būdu nėra, kaip pasakyti, niekas net pigo, kad vystytojas, pavyzdžiui, galėtų sumažinti kainą. Ir mes, kuomet kalbame su žmonėmis, kad šiai dienai Vilnius turbūt vienas įperkamiausių Europos miestų, sostinių, sakykime, nes tik 20%, tai yra 80% yra nuosavybės ir tik 20% investuojamo turto, ar ne? Tai čia yra labai, tai rodo ką? Tai rodo, kad visi gali pirkti. Faktiškai visi. O imkime tą patį Berlyną, aišku, aš tikiu, kad pas mus taip nebus. Tai... Aš ir norėjau klausti, iš tikrųjų negrėsia, nes iš tikrųjų yra miestai su dideli, jau susiduria su tą problemą, kad žmonės savo būsto nebegali nusipirkti. Čia nėra problema, čia tiesiog, žinot, kaip pasakyti, mes, kuomet esame įpratę, čia yra pasirinkimas, ar ne? Tai nėra jokia problema, todėl kad tu gyveni namuose, tu už juos moki, tik tai tiek, kad jie netampa tavo. Ir ta prasme, tu vis tiek turėsi kažkur tai gyventi. Kai tai yra pasirinkimas, tai taip. Kitas klausimas. Esmė, tai ir yra, kaip pasakyti, jeigu tu valdai šitą teisingą informaciją ir tu supranti, kad kai nors, kaip pasakyti, pirmas bus nukritimas Euriboro, žmonės labiau atsipalaiduos, tas laukiančiųjų, kaip minėjau, 10 000 žmonių sąrašas, natūralu, kad mes neturėsime tiek vystytojų pasiūlos ir būsim priversti kelti kainą. Čia yra natūralus ekonominis dėsnis. Tai tie žmonės, kurie supranta, kad Vilniaus miestas yra labai patrauklus ir poreikis būstų yra fantastinis, ir fondai atkreipia dėmesį į šitą miestą. Tai čia ir yra sąmoningas pasirinkimas. Be abejo, ar tu gali išlaukti to patogaus meto? Gal, bet jeigu tu rezervuoji būstą dabartinėje stadijoje, kada vystytojas tik tai pradeda, vystyti, ar ne, tai tugi ir mokėsi tada, kada Euriboras bus nukritęs, bet tu užsigarantuoji šios dienos geriausią kainą, nes kainos kils ir mes esam tikrai stebėtinai, jeigu mes stebime savo gyvenimo būdą, ekonominį augimą, mes labai panašus į Skandinavijos šalis. Tai Skandinavijoje 50% būsto yra nuosavo, o 50% būtent investuojama, kur valdo fondai. Lietuva gal ta specifika tik tiek, kad niekada nebuvo to tokio turto, kuris, daugiabutį vienas žmogus turi ir jį nuomoja, ar ne, kur tu garantuotas, kad niekada neprireiks jam visų tų butų. Čia akivaizdu, kad galėsi gyventi tikriausiai ten visą tą gyvenimą. Tai toks lengvas skirtumas iš tikrųjų, bet kiek tie senieji rajonai Vilniaus dar gali tankėti, nes vis tiek, į užmiestį vėl jau ten, jeigu kažkas kraustosi toliau, tai paprastai jau nori namo, kiemo ir taip toliau. O kalbant apie daugiabučius, ar gali dar tilpti, tokiuose atranda dar vietomis, ar ne, buvę gamyklas, dar kažkas, įdomu, kiek tokių galimybių įsiterpti? Skaičiuojama, kad 1 milijonas kvadratinių metrų dabar yra. Tai yra didelis potencialas, ar ne? Nes aš manau, kad Vilnius dar visasgi nesutvarkė, dar naujininkai laukia. Tai yra tikrai tų erdvių, kurias galima apgyvendinti ir sutvarkyti. Ir atvykstančių skaičių žmonių yra didelis. Tai man yra labai smagu, kalbant su žmonėm, žinot, kas yra pardavimas. Pardavimas, tu įkvėpi žmogų savo sukurtų produktų, bet pirmoje eilėje tu turi jam padėti, papasakoti, kas laukia nekilnojamo turto Vilniuje. Ir kada žmogus nevaldo informacijos, banaliai žiūrintis gali pasakyti, mes nepirksim ir jie nuleis, bet jeigu nėra paklausos, ar ne, tada ir kaina krenta, bet paklausa ir dar, manau, ne 1 metus, nes miestas yra augantis, jinai yra tikrai didelė, todėl šitas dalykas yra neįmanomas.
Nes žmonės atvykę turi apsigyventi, nuomotis, turėti savo nuosavybę. Todėl ne manipuliaciniais principais, bet mes labai aiškiai kalbame su klientais ir pasakojam, kad jie valdytų teisingą informaciją. O sakau, nėra blogo sprendimo. Jeigu žmogus nusprendžia neturėti nuosavybės ir išleisti pinigus nuomai, na viskas tvarkoj. Žinot, aš kaip visą laiką sakau, jeigu tu išleisdamas nuomai sekančius pinigus gebi investuoti protingai ir auginti ir galutinėme rezultate tu turi naudą, taip. Bet jeigu tu tiesiog laikai sutaupytą pradinį įnašą ir leidi nuomai, tu neteisingai ilgėsi, nes tavo pinigai nuvertėja, o nekilnojamas turtas tai yra pati saugiausia investicija. Ir kai aš sakau, jeigu žmogus, vat kalbant Vilniuje, kur tu pirks, vis tiek bus prieaugis. Bet jeigu dar tu atlieki namų darbus ir pasižiūri, kuri lokacinė vieta turi potenciją, turi augimą, šiuo atveju kaip Žirmūnai, 7 metų laikė bus 40% kainos kilimas. Tai vat, kada žmogus valdo teisingą informaciją, jis supranta, kad erdvės ir galimybės kainos kritimui nėra, nes miestas yra augantis, o kada miestas patrauklėja, natūralų vieta ir atspindi kainos kilimą, tai yra natūralūs dėsniai. O kiek paveikia arba tos kainos kilimą, sakykime, ir ta geopolitinė situacija, ir buvo čia visokių perturbacijų ir pandemijos ir taip toliau, buvo tokių kalbų, kad galbūt daugiau žmonių nori jau iš Vilniaus judėti kažkur, kur mažiau žmonių, kur ramiau. Čia pandeminiu laikotarpiu buvo toks naratyvas vienu metu, ar ne? Taip. Kiek jaučiat jūs tą? Matote, mes iš tikrųjų labai atsakingai elgiamės valdydami savo sandėlį, ar ne? Tai vadinasi, projektus etapuojam ir nepastatomi savęs į tokią situaciją, kad galvotumėm, turbūt esam vieni iš geriausių vystytojų gebančių valdyti, prognozuoti savo pardavimus ir Parduodat anksčiau nei pastatot? Jo, ir mes labai gražiai valdome savo sandėlį. Esmė yra nepastatyti savęs į tokią situaciją, kad jinai tau būtų nepatogi. O kalbant apie patį miestą, galbūt pandemijos laikais, žmonės turėjo tokio pasamprotavimo, bet mes abidvi šnekėjome prieš laidą ir aš šį rugsėjį matau, kai pradėjome vežti vaikučius į mokyklas, jaučiasi, kad dar vienas mažas miestas į Vilnių atvažiavo. Tai Vilnius auga ir žmonių skaičius didėja tikrai. Visi tą jaučiame. Ir jeigu diskutuodavom su klientais ir klientai sako, šitoj lokaciniai vietoj labai dideli kamščiai, o šitoj patraukliau. Tai dabar visi vilniečiai žino, jeigu Vilniuje yra kamščiai, visose miesto dalise tai yra nepatogu, o kai kamščiai baigės, visiems patogu nuvažiuoti. Ką daryti, kaip spręsti vystytojams, pavyzdžiui, šitas problemas? Ir aš manau, kad vis tiek einame tai žingsniais, kad turi miestas sudaryti sąlygas patogiam judėjimui visuomeniniam transportui ir jeigu tai bus patogu, tai vadinasi žmonės tada atsisakys ir savo mašiną, ar ne? Bet pavyzdžiui, Žirmūnai, šitas rajonas kalba apie tvarų judėjimą. Jeigu teko pastebėti, tikrai jau nemažai gatvių yra sutvarkytų, kad tu gali judėti ir paspirtuku, ir dviračiu. Tai vėlgi pats miestas turi tvarkyti, sudaryti sąlygas, kad būtų patogu ir tai yra visų atsakomybė, kur kūrėme visi tą miestą. Į Niujorke, paminėjot paspirtukus, dviračius, kiek yra, nereikia temptis į balkoną į 9 aukštą, kokios sąlygos yra tokiam transportui? Matote, kalbant apie paspirtuką, tai yra labai paprasta, tu įsinuomoji ir jį palieki. Ir kalbant apie būtent šitos lokacijos gyventoją, jisai nekalba, kad man reikia sandėlių, dviračių ir panašiai, todėl, kad tai yra paspirtukai, tai yra judėjimas, bet jeigu turime kitus projektus, tokie kaip Miško Arda, ateinantis nauji projektai, kurie yra tikroji gamtoj, tai yra labai aktualūs sandėliukai, mes be abejo projektuojam, galvodami apie žmonės, juos turime. Šita lokacinė vieta nėra ne apie dviratį, ta prasme, daugiau paspirtukai žmonės naudojasi ir mes šitų alternatyvų žmonėm nekuriame, įvertindami tai. Net ir pėsčiomis iš tiesų pasiekiama teritorija. Todėl patogu labai judėti, vaikščioti paspirtuku. Tai tikrai Žirmūnuose sudarytos labai gražios sąlygos tam tvariam judėjimui. Žiūrėkit, ateina laikas pavasaris, pravažiuoti su paspirtuku labai patogu. Ir kada yra sutvarkyta judėjimo vieta, tai yra labai patogu, nes tu nepatirsi traumų. Nes jeigu tos vietos yra nelabai tvarkingos, tai, kaip sakoma, ypač moterims, kurios
romantizuoja, jos gali nukristi ir susižeisti. Tai va. Tai, o kada New Yorkas, aš suprantu, kad jau pajuda, jau sakėt, pirmosios sutartys ir panašiai, bet kada ta teritorija bus tokia, kaip jūs įsivaizduojat galutinai? Na, New Yorkas. Po 1,5 metų. Labai greitai. Labai greitai. Laikas iš vis eina labai greitai ir yra labai puiku numatyti, gauti geriausias sąlygas, įsirinkti geriausią asortimentą. Nes viskas labai greitai praeina. Iš ties, kaip jau ir kalbėjom, labai svarbu pačiupti tą teisingą laiką, atspėti, kada tas. Tai ačiū Jums šiandien už pokalbį. Verslo tribūnos pašnekovė Citus pardavimų vadovė Andželika Keršytė, laidos partneris Citus. Ačiū Jums labai.